Kunigo psichologo Arūno Peškaičio bei daktarės Ingridos Gudauskienės pranešimai iš konferencijos apie laisvę. Laisvė be abejo turi ir kitų aspektų, vienas iš kurių yra psichologinis jos matmuo. Žmonės tiesiog gerai jaučiasi, kai bent teoriškai mano, kad yra laisvi, kai turi bent tą tokį pamatinę laisvės galimybę, tai yra pasirinkimo galimybę. Ir kai jos nėra, žmonės jaučiasi blogai. Pavyzdžiui, kai kuriems būna sunku išbūti seminarijoje, nes čia egzistuoja tam tikri išoriniai laisvės apribojimai ir suvaržymai. Tačiau nenoriu kištis ne į savo sritį ir pernelyg svarstyti apie psichologinį laisvės matmenį, todėl mieliau pakviesčiau pranešėją, kunigą ir psichologą, magistrą Arūną Peškaitį, kuris mums paskaitys pranešimą, psichologinį ir teologinį pranešimą pavadinimu Vidinė laisvė kaip susitikimas su savimi ir kitu, pasviras brūkšnys kitu iš didžiosios raidės. Prašom. Kągi, pradėdamas savo pranešimą noriu pastebėti, jog pati psichologija labai nesenas dalykas. Tai XIX amžiaus antroje pusėje gimęs mokslas, o iš jo toliau gimė praktika, kuri vadinama psichoterapija šiandien. Ir psichoterapija, pradedant nuo psichoanalizės, visada buvo vieno kryptingumo. Ji siekė padaryti žmogų laisvą per susitikimą su savimi. Tampi laisvas, kada susitinki su savimi. Bet susitikimas su savimi įmanomas tik per kitą. Tiesa, psichoanalizėje tas kitas yra labai instrumentalizuotas. Jis yra gydytojas, sėdintis šalia kušetės ir labai metodiškai kamantinėjantis pacientą. Tam, kad pacientas atpažintų savo baimės, savo kompleksus, savo neurozes, išgyventų juos ir galiausiai nuo jų išsivaduotų. Taip taptų laisvu. Pastebim, kad čia yra du dalykai. Kaip jau sakiau, didžiulė kito instrumentalizacija. Kitas yra tik autoritetas, kuris veda mane link mano laisvės, o galiausia mano laisvė yra laisvė tik nuo ko? Nuo kompleksų, nuo neurozių, nuo to, kas mane vargina. Toks kito instrumentalizavimas galiausiai psichoanalizėje sukūrė terpę, kurioje gimė kitos psichoanalitinės mokyklos, kitaip interpretuojančios ir Freudo mokymą, ir galiausiai gimsta psichoanalizės alternatyva humanistinė terapija. Jos pradininku visuotinai laikomas amerikiečių psichoterapeutas Karlas Rodžersas, kuris, kalbėdamas apie psichoterapinį procesą, sakė, jog svarbiausia yra paties psichoterapeuto pasiruošimas priimti, Rodžersas sakė, ne pacientą, bet klientą. Žmogų, kuris ateina pas tave, geriau žinodamas už tave, kas su juo vyksta ir netgi geriau žinodamas, ką reikia daryti. Jam tik reikia padėti nueiti jo kelią. Rodžerso terapija gavo tokį įdomų pavadinimą į klientą nukreipta terapija. Tai yra, psichoterapeutas yra jau nebe instrumentas, bet partneris. Partneris, kuriam turi galioti 3 principai. Kito, to, kuris atėjo pas tave, akceptacija, empatija ir savo autentiškumas. Tai psichoterapeutas žmogus, nedėvintis kaukių, bet atėjęs į susitikimą su kitu. Tačiau iškyla klausimas, ar iš viso įmanoma grynoji susitikimo terapija. Kažkada, kada dar buvo gyvas ir Karlas Rodžersas, ir netgi Martinas Buberis, buvo suorganizuotas jų abiejų forumas, seminaras. Martinas Buberis, kaip žinot, yra dialogo filosofijos kūrėjas, kuris ypatingą reikšmę skyrė susitikimui. Susitikimui ir dialogui su kitu ir kitokiu. Karlas Rodžersas, susitikęs su Buberiu atvirame seminare, žiūrėjo į Buberį kaip į savo mokytoją ir pareiškė, kad štai jūs, profesoriau, esate tas, kuris padėjo pagrindus mano terapijai. Mano psichoterapija yra ne kas kita kaip jūsų filosofijos realizacija. Susitikimas su kitu mane išlaisvina dialogui. Tai Rodžersas kalbėjo taip apie savo psichoterapijos siekinį. Tačiau Buberis jam prieštaravo. Ir labai aiškiai jis pasakė, kad Karlai, tai yra neįmanoma. Tai, ką jūs darot, yra neteisingas eksperimentas, nes klientas, kuris ateina pas jūs, jums susimoka. Ir jis
laukia paslaugos. Ir tai nėra susitikimas, apie kurį kalba Buberis. Nes šis susitikimas yra sąlygotas, jis nėra laisvas pats savyje. Rodžerso šalininkai kalbėjo, kad Buberis nesuprato Rodžerso. Šiandien aš tikrai manau, kad Rodžersas nesuprato Buberio ir Buberis kėlė paprastą klausimą, ar įmanoma grynoji susitikimo terapija, kurioje abu susitikimo partneriai patirtų laisvės džiaugsmą, bendrystės džiaugsmą, dialogo džiaugsmą. Psichoterapijos istorija rodo, kad humanistinė terapija ilgainiui nuėjo labai abejotinų kelių. Ji tapo patyrimų, individualiausių eksperimentų, okultinių praktikų terapija, kur psichoterapeuto etika ėmė negalioti, kur buvo įmanoma gydyti meilę, seksu ir kitais dalykais, kur sumišo asmeniškas ir terapinis lygmenys. Nuo humanistinės psichoterapijos atsiskyrė ir tebe atsiskyrė, ir dabar jau turbūt galutinai atsiskyrė egzistencinė terapija, kuri iki šiandien galvoja, nebūtinai girdėjusi Buberio priekaišto Rodžersui, bet iki šiandien galvoja apie tai, kaip padaryti, kad susitikimas įvyktų terapinėje situacijoje. Kaip padėti žmogui būti laisvam, paimant už tai atlyginimą. Klausimas nėra paprastas ir nėra paprastų atsakymų į šitą klausimą. Nes tai iš tikrųjų yra egzistencinės psichoterapijos įtampa. Psichoterapijos, kuri kalba apie prasmės ir prasmės išgyvenimo klausimus, apie susitikimą kaip kelionę kartu ir tuo pačiu, kuri turi žmogui pasiūlyti išsilaisvinimą. Ir pretenzija egzistencinės psichoterapijos yra labai stipri. Ne tik išsilaisvinimą nuo ko, nes psichoterapeutas čia nėra instrumentas, kuris naikina neurozes ir trina kompleksus, bet išsilaisvinimą kam, dėl ko ir kaip gyventi žmogus turėtų šitame terapinėme procese išsinešti tokią laisvę iš čia. Kaip tai įmanoma? Tiesą sakant, egzistencinės psichoterapijos būdai ir autoriai yra labai įvairūs. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad mano galva vienas stipriausių mėginimų, ir čia mums vilties ženklas, yra įvykęs būtent Lietuvoje. Dar prieš 22 metus, kada mokiausi Taline bendravimo psichologijos videotreningo, vedėjo kvalifikacijai gauti, mūsų mokyklos vadovas, psichoterapeutas Heino Mikinas pasakė auditorijai, kuri buvo susirinkusi iš visos tuometinės Sovietų sąjungos, nuo Vladivostoko iki Vilniaus. Jis pasakė, kad jūs, kurie mokotės, jūs turit būtinai praeiti daktaro Aleksandro Alekseičiko seminarus. Aleksandras Alekseičikas yra psichoterapijos pradininkas Lietuvoje. Tam, kad jūsų asmenybės būtų pakankamos padėti kitam. Šitą priesaiką įvykdžiau tik po 20 metų ir tuose seminaruose jau 3 metus dalyvauju. Galiu pasakyti, kad Aleksandro Alekseičiko mokykla, beje, tarptautinių asociacijų pripažinta kaip vienintelė Lietuvoje kilusi originali mokykla, vadinama intensyvus terapinis gyvenimas, išsprendžia tą nelemtą atlygio klausimą. Aleksandras Alekseičikas savo psichoterapijoje kuria bendruomenę, kurioje partneriai yra ir ligoniai, ir slaugytojos, ir psichoterapeutai. Būtent tokioje bendruomenėje įvyksta laisvi susitikimai vadovaujant psichoterapeutui ir dažnai neprognozuojami įvykiai. Pinigų ten nėra. Pinigai ten funkcionuoja visai kitų būdų. Tada, kai žmogus nori psichoterapeutui sumokėti, sumoka. Bet gali būti, kad psichoterapeutas sumoka ligoniui. Tai irgi labai įdomus dalykas, nes būtent taip yra pašalinama ta laisvės sąlygotumo išraiška, apie kurią galvoja visi psichoterapeutai. Alekseičiko susitikimas su klientu vyksta per patyrimą. Ir čia be abejo yra pravoslaviškos krikščionybės įtaka, jo psichoterapijos principai grindžiami krikščioniško dvasinio gyvenimo principais, jis pats neslepia savo tikėjimo. Ir būtent toks susitikimo pobūdis yra laisvinantis. Pats susitikimas ir dialogas, tai, kad jis yra laisvinantis patyrimas, turbūt apie tai kalbėjo dar Paulius VI, įvardindamas dialogą kaip naują meilės vardą. Ir
Alekseičiko viena iš frazių, kurias jisai yra pasakęs ir kurios man įsiminė, yra tai, kad kiekvienas krikščionis, kuris yra krikščionis, jis niekada nėra Morta, bet savo esmėje yra Marija. Nes tai yra tas žmogus, kuris klauso ir girdi. Ir tai jį išlaisvina santykiui su kitu. Morta gali būti tik tada, jeigu Mortoje glūdi Marija. Iš tikrųjų, jeigu mes prisiminsim žinomą evangelinę situaciją, mes pamatysim paradoksą. Taip, Jėzus Marijos nenuvaro prie puodų ir Mortos nepasodina prie savo kojų. Kodėl? Nes ko gero Marija nesugebėjo būti prie puodų girdėdama. Morta sugebėjo. Įrodymas yra tas, kad Morta ateidama, pasitikdama Jėzų, kai skubėjo pas Lozorių, išpažino jį tokiu būdu kaip šventasis Petras. Du išpažinimai Mortos ir Petro yra visiškai tolygus. Taigi, krikščionio misija visada yra susitikimas. Susitikimas su Dievu. Ir kelias per Kristų į kitą. Per Kristų vadinasi per esminį Dievo susitikimą su žmogumi. Toks kelias veda į išlaisvinimą. Mes, kalbėdami apie išlaisvinimą kunigų ar krikščioniškos auditorijos akivaizdoj, dažnai siejame jį ir su egzorcizmu. Egzorcizmas, daugeliui pažįstamas iš populiarių holivudinių filmų, yra ne kas kita, kaip galimybė susitikti su Dievu. Tame susitikime demonai pasitraukia, tamsumos pasitraukia. Egzorcistas yra tas, kuris tą susitikimą organizuoja, žmogaus susitikimą su Dievu. Ir jo pasėkoje įvyksta išlaisvinimas. Palyginimas yra mūsų susitikimai. Mes susitinkam su savimi tada, kai susitinkam, ir kai susitinkam, esame laisvi. Ir tik tada galim susitikti su kitu. Bet viskas prasideda nuo daug gilesnio susitikimo. Arba tas daug gilesnis susitikimas tampa esminio kelio posūkiu. Taigi, susitikimas su Dievu, galima sakyti, visada yra egzorcizmas. Išlaisvinimas iš nelaisvės demonų. Ta patiriu beje kalėjime, kada mėgini atlikti pastoracinį darbą kalėjime, tai galima patirti kaip nuolatinį egzorcizmą, nes iš tikro darbas kalėjime yra susidūrimas su labai tamsia žmogaus gyvenimo puse. Tačiau tik tada, kai kažkaip malonė paliečia tave ir tą žmogų, įmanoma, kad tamsa tampa matoma. Pirmiausia, tamsą reikia pamatyti. Ir tas kalinys paradoksaliu būdu tampa laisvesnis. Jis atsistoja į laisvėjimo kelią. Man buvo labai įdomu, kad prieš kelis mėnesius į mane kreipėsi režisierius Juzėnas, Vilniaus geto kūrėjas, norintis apie Lukiškes kurti filmą ir apie tai, kiek Lukiškėse vykstančią pastoraciją galima vadinti egzorcizmu. Aš jam nepašnibždėjau, to jis pats tą sugalvojo. Demonai bijo Dievo ir atviro žvilgsnio, kuriuo žvelgia pats Kristus. Ir to žvilgsnio bijo visi demonai. Taip pat ir tie demonai, kurie veikia mūsų visuomeniai. Išlaisvinimas, psichologinis išlaisvinimas ir teologiškai interpretuotas išlaisvinimas turi ir pilietinę dimensiją. Turbūt geriausia, vienu iš geriausių analizių totalitarizmo kaip apsėdimo, kaip šėtono apsėdimo yra padaryta rusų autorės Polinos Daškovos. Autorės, kuri turbūt vienintelė rašo dabar pavykusius krikščioniškus trilerius. Kas mėgsta trilerius ir yra krikščionys, drąsiai paimkit paskaityti. Daškova ypatingai stipriai analizuoja apsėstųjų totalitarinių ideologijų ir totalitarinių idėjų nešėjų vidų. Matau, mano laikas eina į pabaigą, bet aš tikrai dar tik kelias minutės turėsiu ir turiu būtinai pacituoti, kaip Daškova aprašo šitų totalitarizmo tarnų vidaus situaciją. Štai ji rašo apie Otto Štrausą, SS Gruppenführerį, realią istorinę figūrą, pagrindinį koncentracijos lagerių eksperimentų vykdytoją ir sumanytoją, SS Reichsführerio Himmlerio gydytoją. Ji rašo taip: Otto Štrauso atmintis buvo panaši
į gigantišką šaldymo kamerą. Joje viskas akmenėjo ir galėjo ilgai laikytis ir neprarasti formos. Jis atsiminė daugybę tonų citatų, datų ir biografijų. Tai nepadėjo ir netrukdė jam. Tiesiog atminties patikimumas buvo jam pats svarbiausias įrodymas jo paties patikimumo ir absoliučios smegenų sveikatos. Vidus nupiešiamas istorinio herojaus, bet knyga yra ne tik apie jį, knyga yra apie Vladimirą Prizą, apie šiandieninės Rusijos potencialų fiurerį. Vladimiras Prizas, inicialai VP. Vladimirą Prizą augino KGB generolas, dėdė. Vladimiras Prizas priklausė demokratiniai partijai, jis kalba labai gražiai ir pilietiškai, tačiau jis įkūręs tokią vaikišką jaunuolišką organizaciją, kurioje po labai gražiais užsiėmimais slypi nacistinė ideologija ir aliuzijos turbūt daugiau negu aiškios į ką. Ir štai Vladimiras Prizas galvoja apie savo vaikystės draugus. Atleiskite, pacanai, nenoriu versti vaikinai, pacanai čia sako. Jis žiūrėjo į veidrodį labai liūdnu žvilgsniu. Jis galvojo, kaip bus gražu, kaip iškilmingai jis juos visus palaidos. Orkestras, karinis saliutas, daug gėlių. Jis pagalvojo ir apsiverkė. Atleiskite, vaikinai, bet ką daryti? Jis čia galvoja apie savo gatvės draugus, su kuriais paskui sukūrė kriminalinę draugiją. Bet ką daryti? Tikrasis diktatorius, kuris pasiekė valdžią, turi sunaikinti visus, su kuriais pradėjo. Jam niekas negali sakyti tu. Yra momentas, kada neturi būti žmonių, kurie atsimena tave mažu, vargšu ir silpnu. Prizas žiūrėjo į veidrodį ir labai nuoširdžiai verkė. Jo ašaros tekėjo per skruostus. Atleiskite, vaikinai, bet jūs mirsit. Ką aš norėjau pasakyti baigdamas? Šitų žmonių vidinis pasaulis yra nuolatinis melas nesusitikti su savimi. Vaikinai iš praeities yra susitikimo to, kuris vyko liudytojai. Galiausiai jie yra susitikimas su savimi šiandien. Oto Štrauso atmintis yra ledėjanti ir akmenėjanti, todėl kad jis nesusitinka su savo praeitim. Jo susitikimas su jo praeitimi ir taip pat su jo vaikystė, apie ką rašo Daškova, jį neduok Dieve išlaisvintų nuo demonų, kuriems jisai atsidavęs ir tarnauja. Taigi, tokio išlaisvinimo reikia ir pilietiškai, nes kitaip gali įvykti apsėdimas. Mums reikia tokio susitikimo kaip išlaisvinimo. Pirmiausia asmeniškai, paskui ir kaip tautai. Ačiū uždėmesį. Taigi dabar kviečiu Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dėstytoją, Pedagoginio universiteto katalikų tikybos katedros vedėją, daktarę Ingridą Gudauskienę pranešimui Psalmė 126. Metaforų kodai ir laisvės kaina. Hermeneutika šiandienai. Mano pranešimo tikslas išties yra reflektuoti 126-ojoje psalmėje fiksuojama Biblijos žmogaus patirtį. Šioje psalmėje prašoma patirtis yra universali žmonijos patirtis žmonijos istorijoje. Toji lūžio paradigma, su kuria turime reikalą, yra raktinė paradigma aptariant lūžius ir kryžkeles paskirų tautų istorijoje. Toji šeima prasideda 120-ąją ir baigėsi 134-ąją psalmę. Ir kiekviena šių poemų savo antraštėje turi titulą Pakopų giesmė. Taigi, tradiciškai šios poemos buvo siejamos su piligrimų kelionė, arba tiksliau su piligrimų kopimu į Jeruzalę, nes Jeruzalė yra ant kalno,
O štai mūsų psalmė konceptualiai yra padėkos giesmė Dievui už laisvės dovaną. Taigi čia, šioje giesmėje susidurėme bendriausia prasme, sugrįžimo iš tremties problematika. Ir tas grįžimas Biblijoje, kaip žinome, yra tipologizuojamas, išplečiant jį iki visuotinumo, individualioje bei kolektyvinėje dimensijose. Tai štai su tokia priorinė nuotaika galime atsiversti šią poemą. Ir štai dabar jūs matote, čia yra psalmės tekstas, truputį apkarpytas. Ir šiame tekste yra sudėlioti kai kurie akcentai šios miniatiūrinės poemos. Vos 50 žodžių ją sudaro. Taigi kai kurie akcentai, į kuriuos iš karto noriu atkreipti jūsų dėmesį. Pirmiausia, ši poema, maža poema, struktūriškai aiškiausiai skyla į dvi dalis. Ir tokį padalinimą ženklina vienas lingvistinis sintaksinis elementas. Tai yra pirmoje eilutėje mes turime sakinį kuomet viešpats parvedė Zijono tremtinius, o ketvirtoje eilutėje vėlgi turime tą patį veiksmažodį, tik jau kitoje gramatinėje formoje. Parvesk viešpatie Zijono tremtinius. Pirmoje strofoje A, matote, turime du pasikartojimus. Pirmas, tuomet mūsų burna prisipildė juoko, mūsų liežuvis džiaugsmo. Čia yra įprastas reiškinys hebrajų poezijoje, tai yra sinoniminis paralelizmas. Ir antras pasikartojimas, didžių dalykų padarė mums viešpats, jiems viešpats ir didžių dalykų padarė mums viešpats. Taigi čia turime dvi tokias ekstremales puses. Tautose buvo sakoma, tai yra pagonyse ir turime jų išpažinimą, jiems padarė viešpats didžių dalykų ir Izraelio išpažinimas, mums viešpats padarė didžių dalykų. Kitas momentas, pradžioje šios pirmos strofos yra teiginys. Buvome kaip sapnuojantys ir pabaigoje buvome laimingi. Ir šie pareiškimai pradžioje ir pabaigoje strofos sintetina patirtį, kuri čia yra aprašoma. Ir tai yra ekstremali džiaugsmo patirtis. Toliau, ketvirta eilutė pradeda antrą psalmės strofą. Ir čia vėl yra perimama parvedimo idėja ir vystomi du įvaizdžiai. Pirmas, kaip Negebo vagas ir antras agrikultūrinis įvaizdis sėti pjauti. Taip pat čia yra kiazmas, labai gražus ir dabar antitetinis, sėti ašarose, pjauti džiaugsme, išeiti verkiant, grįžti džiaugsme. Taigi šios dvi priešingų teiginių grupės yra paralelinės. Tai toks yra tekstas, tokia graži ir tikrai labai išdirbta poezija. Toliau atkreipti dėmesį noriu į tokius dalykus. Kalbant apie pirmą šios psalmės strofą. Pirmiausia pareiškimas. Viešpats parvedė Zijono tremtinius. Tremtis, mirtis, iš kurios grįžtama. Ši psalmė, kaip sakiau, bendriausia prasme daro nuorodą ir į tremties problematiką. Tremties metas, kaip jūs visi žinote, buvo visų Izraelio tikėjimų dogmų griūtis, nes buvo prarasta viskas, kas grindė šios tautos istorinę religinę savimonę, vadinasi ir pačią istorinę jos egzistenciją. Žemės pažadas atimtas. Dovydiškas sostas liko be savo sostinės ir be karaliaus. Šventikla, Dievo artumo vieta, virto griuvėsių krūva. Daugiau atimti iš Izraelio nebuvo įmanoma. Kuomet atsidūrėme šioje vietoje, Babilonijos tremtyje, visi ženklai rodo, jog čia jau yra tokia mirtis istorijoje, iš kurios rodos negrįžtama. Kai kas šią situaciją įvardyja atgręžtos Dievo nugaros Izraeliui situacija. Ir kaip tik ši situacija yra ir buvo tikroji tremties krizė. Tai buvo didysis tremties klausimas. Kodėl Dievas mus apleido? Ir su šiuo klausimu vyko stiprios grumtynės Babilonijos tremtyje visą pusę amžiaus. Tremties patirtis, sudėliojus šiuos taškus ir dar kitus, buvo reali mirties patirtis. Nebėra nieko, nes nebėra Dievo ir nebėra jo pažadų. Todėl grįžimas iš šios tremties, iš Babilonijos tremties Biblijoje, apdainuojamas neįtikėtinais įvaizdžiais, neįtikėtinai gražiais ir svariais įvaizdžiais. Ir visi jie fiksuoja lemiamą patirtį. Per šį egzistencijos krachą istorijoje pereita nelygų per mirtį. Ir todėl taip ryškiai čia kontrastuoja anapus šios mirties patirties naujai kūriamo gyvenimo galimybė. Taigi du kontrastingi poliai.
mirties patirtis, mirties tikrovė ir naujo gyvenimo šansas. Mūsų psalmė taip pat į tai daro įtaigią nuorodą, sakydama, kai mus Viešpats vedė, mes buvome kaip sapnuojantis. Taigi buvome kaip tie, kurie negalėjo patikėti, kad tai, kas vyksta, yra realu, greičiau realu, ne realu. Kitas dalykas. Sapnas biblinėje tradicijoje visuomet yra ta vieta, kur apsireiškia Dievas. O Dievo apsireiškimas, savęs atskleidimas visuomet suponuoja, jog žvilgsnis į tikrovę prasiskverbia iki tikrovės matymo, iki tikrovės suvokimo naujoje dimensijoje lygmens. Šia prasme, įžvelgti tiesą apie tikrovę reiškia matyti anapus matomo ir liečiamo. Ir Biblijos tauta, vedama iš tremties, matė išties, kad ne Kyras savo ediktu, laisvės ediktu juos vadavo, bet kad jų priešakyje ėjo Izraelio šventasis. Ir tai reiškia, jog grįžimas tai nebuvo ir nėra, met nebus vien politinis tautos atkūrimas, bet išties tai kūrimas naujo gyvenimo. Tačiau mirties patirtis niekur nedingsta. Iš mirties grįžtama, bet mirtis niekur nedingsta. Biblinis profetizmas čia pateikia savo įžvalgas, labai svarias. Ypač potremtiniai pranašai kalba apie Jeruzalės atstatymą. Tačiau jie sako, kad šitas sugriautas miestas ir sugriauta jo šventikla buvo atstatytas ant griuvėsių, paraidžiui ant tel, kas tikrovėje buvo archeologiniai miesto likučiai. Idėja čia aiški. Jeruzalė, iš kurios dabar išplaukia ši džiaugsmo giesmė, padėkos giesmė, atstatoma ant tel, ant savo griuvėsių. Tai reiškia mirties patirtį, kuri niekur nedingsta. Mirtis pasilieka, bet fiksuojama. Šio miesto pamatai yra griuvėsiai. Taja prasme, kad mirtis niekur nedingsta iš atminties. Apibendrindami galime sakyti, kad sugrįžimas iš tremties tai išties yra atradimas, kad Dievas ne tik, kad nemirė, ne tik, kad netapo šios tautos priešų, ne tik, kad neįsižadėjo savo pažadų ir taip toliau, bet tai Dievas, kuris mirtį perkeičia į gyvenimą ir iš nieko kūrė naują istoriją. Tačiau šios naujos istorijos sukūrimas suponuoja kertinę atmintį apie mirties patirtį ir šioje mirties patirtyje užgimusį vilties blyksnį. Skausmas ir džiaugsmas, kaip vėliau pasakys Simeonas, laukiantis Izraelio paguodos, išvydęs Jėzų pasakys, skausmas ir džiaugsmas mįslingai istorijoje visuomet driekiasi kaip neatsiejamos lygiagretės. Taigi, šis grįžimas išties buvo pirmiausia, kito iš didžiosios raidės išpažinimo kelias, kaip apdainuojame šioje padėkos giesmėje. Didžių dalykų jiems padarė Viešpats, išpažinimas tautų, ir didžių dalykų padarė mums Viešpats, išpažinimas mūsų. Taigi išgelbėjimas dabar reiškiasi naujame santykyje su Dievu ir todėl turime taip akcentuotą išpažinimą. Biblinis profetizmas, vėlgi, darydamas nuorodas į sugrįžimą iš Babilonijos, sako, jog tai reiškiasi tokia nuostata: manęs, tai yra Dievo, ieškosite ir mane rasite, manęs šauksite ir jums atsiliepsiu, leisiuosi surandamas, nes manęs ieškosite visą širdimi. Šis sugrįžimas iš tremties tikrovėje yra nuostabus pasikeitimas, nes tai širdies permaina, ką ir sako čia vartojamo hebrajų kalbos veiksmažodžio šūf prasmė – sugrįžti arba pasikeisti. Septuaginta šį veiksmažodį išvertė gerai žinomų žodžių metanoja, kuris turi labai ryškę savo prasme ir Naujajame testamente. Taigi grįžti nereiškia vien atgauti žemę ir pasistatyti Jeruzalės sienas. Tai atsiverti naujam santykiui su Dievu. Taigi šis išgelbėjimas, sugrįžimas, išties yra ženklas ir paankstinimas kito, tikro išgelbėjimo, naujos tikrovės didesnės už patį atgavimą tėvynės. Tai yra sugrįžimas į naują aš-tu santykį, nuo kurio prasideda tėvynės atstatymas. Pereikime į antrą psalmės strofą. 4 eilutėje turime imperatyvą viešpatie parvesk. Iki 4 eilutės šioje psalmėje mums viskas atrodo tarsi aišku, bet dabar atrodo psalmė viską pradeda iš naujo. Visas sugrįžimas nuo pradžių, nuo 1 eilutės apdainuojamas, aiškus išpažinimas, naujas santykis, bet štai čia turime tą patį veiksmažodį kitoje gramatinėje formoje parvesk. Bet jei Viešpats jau parvedė ir už tai jau dėkojama, ir apie tai kalba 1 strofa, tai kodėl dabar reikia sakyti vėl parvesk?
jeigu jau sugrįžome. Ką reiškia prašyti viešpatį, parvesti ir vėl? Šią problemą psalmės viduje spręsti bandoma įvairiais būdais. Ir vienas iš jų yra traktuoti tas veiksmažodinės formas taip, kaip jos dabar yra tekste, nebandant išsisukti nuo to kuriozinio imperatyvo 4 eilutėje. Bet ką jis reiškia? Daugelis autorių, ieškodami atsakymo į šį klausimą, daro nuorodą į istorinę situaciją, į pačią istorinę sugrįžimo iš tremties plotmę. Kuomet Izraelis sugrįžo, tai išties buvo kaip sapnas. Tačiau šalia viso šito sapno buvo ir daug kančios. Kuomet po tremtinės epochos pranašai kalba apie grįžtančią iš tremties tautą, jie kalba apie grįžtančius aklus, raišus, atsimetėlius, apie ligonius ir taip toliau. Ir tai yra tikrai ironiškas sugrįžimo triumfas. Taigi tauta sugrįžta, bet sugrįžta su visa ta silpnumo ir mizerijos našta. Tai buvo realus grįžimo iš tremties paradoksas, išreiškiantis visą šio grįžimo dramatiškumą. Dar daugiau, kuomet šie tremtiniai pasiekia savo tėvynę, jie randa ne tik, kad ją sugriautą, bet okupuotą tautų kaimynių. Taigi sugrįžimas iš tremties anuomet realiai nebuvo joks triumfas. Šia prasme sakyti parvesk mus viešpatie reiškia sakyti atkurk mus. Perkeisk mūsų vargą į gyvenimą, mūsų mirtį į viltį. Tai yra tikroji vieta, kurioje radosi naujas šansas tikėti ir pasitikėti vieninteliu savo Dievu. Ne triumfe, bet mirtį. Ne pergalė, bet silpnume. Nes tikroji pergalė ir buvo ta, kad viešpats kūrė naują dalyką istorijos griuvėsiuose. Taigi žmogaus mizerija, tačiau ši mizerija netampa kliūtimi vilčiai. Šioje interpretacinėje plotmėje prakalba ir Negebo vadi įvaizdis, Negebo sausvagių įvaizdis. Jo idėja būtų tokia: parvesk mus pilnutinai, kaip nuostabus yra nenumaldomas vandenų srautas Negebo sausvagėse. Nes kuomet ateina pavasaris ir tirpstantis kalnų viršūnių sniegas nuo pat Hebrono ir visoje Palestinoje, upeliais išsilieja kaip vientisa vandens srovė į Negebo vadį, į Negebo sausvagės. Tuomet Palestinos žmogus patiria tą apstumą, perteklių gamtoje. Prieš tai buvo sausra, dabar vanduo liejasi per vadį kraštus. Taigi parvesk mus taip pat apsčiai, kaip apsčiai išsilieja vanduo išdžiūvusiuose Negebo vadį. Kad ir koks būtų nepakeliamas vargas, žmogaus būtyje įrašytas pilnatvės ilgesys. Ir ši žmogaus genetika, šis genetinis kodas žmoguje neleidžia pralaimėti, bet jis nepaneigia tikrovės sudėtingumo. Tokiu būdu susidurėme su klasikinė situacija. Tai yra viena teologinė srovė aptaria, mato dar čia ir tokią problemą, žodžiu, kad tas pirmoji strofa apdainuojanti tą parvedimą jau įvykusį, antroji dar neįvykusį, meldimą viešpatį parvesti, žengia čia į eskatologijos žemę. Bet palikime šią problemą dabar nuošalyje. Antroji strofa baigiama tokiais dviem įvaizdžiais, arba tiksliau vienu įvaizdžiu, bet išplėtotų, žodžiu, kuris išreiškia tradicinę išmintį Izraelio. 5 eilutėje cituojama greičiausiai yra patarlė: kas sėja ašarose, džiaugsme pjaus. Šio aforizmo prasmė yra aiški ir paprasta. Jis fiksuoja įprastą agrikultūrinio žemės žmogaus gyvenimo patirtį. Tai yra sėjama dažniausiai viltyje ir laukime, dažnai su baime. Nes metų laikai kartais sėjai būna nepalankus ir naikina derlių. Ir tik Dievas yra tas, kuriam galima patikėti žemę. O metaforiškai mūsų psalmės kontekste tik Dievas yra tas, kuriam galime patikėti mūsų istoriją. Toliau šis įvaizdis sėti ašarose, džiaugsme pjauti, tolimesnėje eilutėje yra toliau išvystomas. Ir psalmistas šią metaforinę kalbą plėtodamas scenoje pristato sėjėją, kuris nešasi
maišą sėklų. Hebrajiškai sakoma mešek hazara. Ir šis mešek hazara nebūtinai yra pats maišas, bet jis gali reikšti ir sėjos mostą, būti nuoroda į patį sėjos veiksmą. Ir jeigu taip, tai šiuo atveju tai implikuoja platų sėjėjo mostą, beriantį sėklą į varganą Palestino žemę. Tai iš esmės yra pasitikėjimo mostas. Šis sėklos bėrimas ir dygimas vyksta varge ir yra kažkaip paženklintas mirties tikrovės, nes juk, žinome, pasėta sėkla dygsta tik apmirus. Vėl mirties tikrovė, bet iš šios sėklos mirties, iš šios sėjėjo kančios sudygsta daigai, subręsta derliaus pėdai. Taigi, poetas pačiais primtiniausiais žemės žmogų įvaizdžiais metaforiškai kalba apie tą patį. Istorijoje visuomet esame tarp ašarų ir džiaugsmo tikrovės. Tarp išganimo jau, tarp išgelbėjimo jau ir dar ne. Ir tai, kas turi vertę šioje istorinėje dimensijoje. Taigi žmogaus būties ribotume yra žmogaus vilties mostas, kuris ir suriša derliaus pėdus ir kuris duoda toną naujoms Ziono giesmėms. Tokiu būdu, iš viso to, ką pasakėme, mes išgauname pačią realistiškiausią Biblijos tautos istorijos palyginimą. Pereinant prie kiekvieno žmogaus istorijos individualioje jo būklėje ir tautos kaip tokios istorijos kolektyvinėje jos būklėje, nesunku šiuos metaforų kodus aplikuoti ir išskaityti jų prasme. Istorija, kaip sakėme, visuomet nešasi su savimi mirties žymę, tai yra skausmo žymė. Bet ši žymė dar labiau išryškina nuolatines žmogaus pastangas tą negatyvėją pusę įveikti. O mūsų psalmė sako, jog yra vienintelis įveikos kelias. Tai įveika savo ribotumo, kas čia iš esmės reiškia Dievo įsileidimą į savo tikrovę. Ir šį savo pranešimą noriu baigti kaip vietoj užsklandos su kunigo Juliaus Sasnausko, norėčiau sakyti, beveik pranašišką įžvalgą. Viename kontekste, svarstydamas apie laisvės kelius arba laisvės kelią į mūsų tėvynę, kunigas Julius Sasnauskas sako: pasitikiu tuo, kas tyliai ir kantriai bręsta, kaip neišvengiama alternatyva mūsų besitęsiančiam nuosmukiui. Norėčiau pridėti, kad pasitikiu tuo, kad laisvė, tikroji laisvė mumyse išties tyliai ir kantriai bręsta, dar tik bręsta, kaip neišvengiama alternatyva mūsų besitęsiančiam nuosmukiui. Ačiū. Girdėjote kunigo, psichologo Arūno Peškaičio bei daktarės Ingridos Gudauskienės pranešimus iš konferencijos apie laisvę.